koks didžiausias tautos meilužis. O aš gal tuomet gulėsiu keliausiame jūros dugne, tautos ten priguldyta. Atsukite veidą į mus. Mes žymiai patikimesnis už jūsų prigarbintą jūrą. Štai jums nedidelis bučkis. Nuo mylinčios jūs Veronikos bėgsiu, nes dar praskysiu ir leisiu jums pagaminti kokį nesantuokinį lietuvį. Bėgsiu. Primokysiu tave Mauzeriu pasinaudot. Bet aš prisibijau. Mauzeris šiudieniškiausia, ką gali valdyti moteris. Tik tais tokia moteris pamato, kokiame smulkume maudosi viryje. Į mūsų viryje pakolinė turime Mauzerio žiūri kaip į daiktą, kaip į maisto priedą, kaip į malonumą, kurį pasistengia laikyti kuo merčiau po ranką. Aš tai burnoju, skeikiu, svirduliuoju prilagus. Jiems tai sujaukia protą, jie tuomet manęs nori. Leiskite mums. Ar matote, ką jums nešu? Suprantama, gerbiamas ambasadoriu. Tai yra ananas. Kaip jau pirmą minėjau savoj nešvankybei, kad jau taip ananas mes skoloj neliktumėm. Fui, kokis aš vulgarinis. Nežinau, mesjė Ponš, kaip jums. Asmeniškai man ananas nė iš tolo neprimena juodos lietuviškos duonos. Baltai tautinį lašinys irgi nepanašus. Prapjovės jį, nesurasite nė grumstelio mėsos. Kuomet prisilies prie tavęs vyras, tuomet nebebus nežinojimų. Bus aiškiausias pramatymas išmaudyti tavo įsigiją savo nelengvumus. Bus eilinė tragiška užtaisytoja, jo gaidulingojo Mauzerio. Jis aiškiausiai žinos, kuom į tave šaudys. Tu aiškiausiai žinosi, kuom į tave nušaus.
Gerai. Ar jūs konsultavote su kom nors? Konsultavausi su juo. Mėnuliu? Viešpačiu. Aš per jį gaunu įvairiausių televizijų. Valgykite mane. Bijausi, kad nebesuvalgysiu. Sale, ką tik džiaugiaisi, gyvenimą dainavai. Noriu į Maskvą. Ką tik buvai Paryžių. Į Maskvą. Į Maskvą, sesužės. Ten yra tikras gyvenimas. Ši rastų savo pritarimą Maskvoje šiaudieniška moteriškė. Jelė, tai Dievas mums neleidžia tekėti už kunigo vedusio arba vaikuoto. Maskvoje jo nėra. Dievas ten negyvena. Ten tu sesužė savo rastum darbščią ir mylinčią žmoną. Nesgi jokie draudimai nevaržo meilės laisvos. O tu, Sale, su kuo? O aš staiga panorau tekėti už paprasto berno. Sodžiais manęs laukia, rankomis išskėstomis. Rankos mane tos mylėtų, o kuomet nusikalsčiau, baustų mieląją bausme. Lūpos mane tos bučiuotų, šnibždėtų į ausį tikrus, neįmantrius rafinėliškus, o paprastus meilės žodžius.